Man kamerą žiūrėti. Nes iš tikrųjų, biški mums jau karts nuo karto stogą nurauna. Rauna. O kas rauna stogą jum? Rauna mums stogą reportažai. Kas? Ai, bajeris? Bajeriai. Ai, žodis bajeris, nes mums reikia filmuoti bajerius. Ačiū. O brolis Valentas nori paklausti, ar jūs turite drovaikiną? Ne, aš šiuo metu esu, žinokit, be deita. Nesideitinu kol kas. O brolis Dūlė irgi nori paklausti to paties klausimo. Ne, aš nesideitinu. Jūs vis dar nedeitinat. O galite paaiškinti lietuviškesniem Tai, ai, gerai. O kada gal norite deitintis? Deitinamės. Ne, aš iš tikrųjų, apsvarstysiu šią galimybę pasideitinti. Ačiū. O ką reiškia tas žodis deitinti? Deitintis tai reiškia pasimatyti. O ar senai skautaujate? Taip, skautaujame mes iš tiesų jau visiškai senai. 10 metų. Broliai, man rodosi jau sena. Paklaus, kada pensiją gaus. Ar jos tėvai turtingi? Dar brolis Dūlė klausė, ar jūsų tėvai turtingi? Ar jūs turite kraitį? Taip, aš. Taip, ačiū. Tinka. Ačiū. Čia buvo brolis Valentas Dūlė ir Titas iš miško skautų ir sesė dar reporterė. Tik vaikelių. Čia įdūra. Dalis stovyklos buvo persikėlęs į jūrą. Kviečiame aukštėliau. Tas, kuris nevaldo. Štai ką reiškia burnos higienija. Vienas problema. Jis pametė dantų šepetį. Dabar aš kalbėsiu, tuoj mane per teleką rodys. Ledus valgysim. Ledus naktybenčiams valgysim. Ledus naktybenčiams. Čia ledai. Ką tik buvo spagečiai ir mes naktybenčiam valgysim ledus. Ledai. Tai puikiausia dovana. Ledakau garsiai. Ledai. Dėl nieko. Geriausi. Ledai. Laukiam ledų. Labas vakaras, mėly stovyklautojai! Sveiki visi! Maloniai ir norime parodyti mūsų blyninę po sraigtu. Labai kviečiame visus čia susirinkti ir paragauti mūsų skaniųjų blynų. Štai mes galime parodyti vieną iš blynų ir kaip jų visi nori. Pasitrauk. Kviečiami yra visi, blynai nėra vienintelis mūsų skanėstas. Ką mes dar, Monika, ruošiame? Mes dar ruošiame nuostabius vaflius ir nuostabius saldėsius. Ant pagaliuko, ant gražaus pagaliuko. Tai štai, kviečiame maloniai visus į Orių pastovyklę, nes čia atsidarė bariukas po sraigtu! Ši blyninė veikiausiai veiks iki stovyklos pabaigos. Blynų! Bus visiems! Bus visiems! O kokia nesąmonė.
Tai pirmas klausimas apie mamutus, ar ne? Taip. Kemas, aš pasakoju. O tai kas jums interviu? Tai Aistė tegul ima interviu. Jis nenori. Gerai. Tai nenori? Šitai, Dar nesikišo. Kemai, dabar aiškiai, bus mamutai, prašau, šitai klausimas. Negaliu susėsti, duokit dar daugiau, truputėlį, nes aš nepasiekiau. Ne, aš nepasiekiau. Pačką paridengia. Ai, ne, gerai. Kemai, atsibos tau sėdėti. Jo, tai Kemai, žiūrėk, pirmas klausimas bus apie mamutus, ar ne? Šitą, tada parodysi, žinai, ką parodysi šitą pažymėjimą, girdėjau, pažymėjimas yra, o paskui bus kiti klausimai, Kemai. Tu man bananai burna neįkišai, blemba. Ir norėtume, kad jie papasakotų plačiau, kaip jiems šiandien sekėsi diena, ką jie veikė, kaip jie ką nuveikė ir kaip jie ką kasė ir kaip ką griovė. Taigi, kaip jūs čia jaučiatės? Kaip pricai, patyrę skautai, jaučiamės labai gerai. Pažiūrėkit jį, ar galim jaustis blogai? O iš kur jūs esate? Ai, tai čia iš čia, esam iš Tauragės krašto Šilalės, va, o pristatyk. O aš esu iš Kauno krašto Žiežmarių Skirgailos drauguvės. Šaunuoliai. Ir kaip jums sekėsi šiandien pastatymas, ar jūs susibendravo tarpusavį ir kaip santykiai klostosi, kaip jūs jaučiatės? Klauskit manęs, nes jis nedaug šneka. Šiandien iš tikrųjų buvo labai gera diena. Mes su mano kolega Valentu jau seniau buvo pažįstami, bet daug žmonių nebuvo pažįstamų, nebuvo mes pažįstami. Ir šitie darbai, šitie renginiai, kurie stovi už mūsų, tikrai jie mūsų artino. Ir statėm, ne tai buvo nuobodu statyti, nes tiek daug naujų žmonių ir tiek daug naujų įspūdžių. Kiekvienas žmogus įnešė į mūsų grupelę kažką naujo. Fantastika, iš tikrųjų labai šaunu. Bet iš tikrųjų jaučiatės pakankamai neblogai, kaip stovėte su sesėm? O čia geriausia tema. Santykis tai sesių labai geras su broliais, iš tiesų. Mes paskaičiavom, kad vienam broliui tokiam kaip mes, tai tenka sesių apie 20. Tai yra, aišku, labai smagu ir malonu, nes prižiūrimus, labai prižiūrinčios sesės. Visi broliai yra prižiūrimi sesių, jos mus globoja, maistą duoda ir panašiai, tai mums fantastika iš tikrųjų sesių, tai dėkojame tėveliam už seses. Gerai, mes jums dėkojame už fantastišką pokalbį ir labai dėkui. Pradėt galėjau. Labadiena! Ko čia filmuojate? Jaučiu, kad jau apie sporto dieną. Tai aš atvykau į stovyklą iš tikrųjų ir galvoju, kad ir bus vis tiek viena diena skirta sportui. Ir mes ir žaidėme, ir futbolą su visais žaidėme, ir tuoj žaisime krepšinį. Nemoku aš to krepšinio. Ir man labai patinka tautinė stovykla, legenda tęsiasi. Todėl, kad aš čia susiradau daug draugų iš visų regionų, ir žemaičių, ir aukštaičių. Suvalkiečiai truputį kitokie. Štai vat išlikę duobės darbuotojai atstatinėja ir padeda kitiems. Štai čia vienas iš tų, kuris išgyvena, bet kaip matote, žala padaryta neatstatoma, iš tikrųjų tai yra veteranas audros. Ačiū Jums labai. Dėkui Jums. Palauk, aš nežinau, ką man sakyt. Kad mes esam duobėjai. Duobėjai, pažiūrėsim, kokius nuostolius padarė uraganas. Tai broliai, kas atsitiko čia prieš keletą akimirkų? A nenugriuvo duobė? Ne, duobė niekada negriuvo. Norėjau nusikelti, bet kažkaip taip mažiau. O kas čia buvo? Girdėjome, kad patyrėte didelius nuostolius, tokie gandai sklido. Kaip įmanoma nugriauti duobę? Duobė yra žemė, suprantate? Ten neįmanoma nieko nugriauti. Tai duobės su žeme nesulygino? Mus galėjo nebent užsem, bet mes atsilaikėm. O kaip ten tie pasvyra tokie stulpai, ar čia viskas tvarkoja, ar čia taip turėjo būti? Jo, čia architektūrinis sprendimas. Guggenheimo muziejus.
rėmėmės Indonezijos patirtim statydami duobę, tam pastovus uraganai, tai jokių problemų. Pažiūrėkit, tie dar šypsosi. Tie dar, ne tos, bet Tie, nu jo, tie. Prašom. Trys. Klientai patenkinti. 3, ketvirtas biškė žemiau ten. Ir Helmans majonezas atsilaikė. Nuostoliai yra viena ąžuolo šaka. 2 ąžuolo šakas. Čia kaip vaikui džiaugsmas, žinai.